Igoris užpuola Lakštingalą. O dabar grįžkime pas mūsų įsimylėjėlius. Briedis Eugenijus jau miega, nuostabių Izabelės giesmių užmigdytas, o Lakštingala. Nuo tokio ilgo giedojimo Izabeliai net gerklytė perdžiuvo. Tad nutarė paukštelis nustraksėti prie Lakajos upės atsigerti. Vos tik pasilenkė prie vandens, sumirgėjo meldose baisi taškuota žuvis ir čiupo ją savo aštriais dantimis. Gelbėkit, suspigo Izabelė ir ėmė iš visų jėgų sparnelės plasnoti. Tačiau negailestingoji žuvis buvo stipresnė ir pamažu įsigandusią Lakštingalą traukė į upės vidurį link grėsmingai marmančių verpetų. Padėkit, kas galit, anksčiau laiko jauna žūstų, klykė ir sparnelius laužė išsigandusi Izabelė, bet tik girios aidas jo žodžius atkartojo. Padėkit, kas galit, anksčiau laiko jauna žūstų. Padėkit, kas galit, anksčiau laiko jauna žūstų. Tačiau Eugenijus pasirodo ne iš kelmo spirtas buvo. Išgirdęs mylimosios klyksmą, jis kaip mat ant kojų pašoko. O išvydęs, kas atsitiko dailiajai giedotojai, jo sužeistos sielos ramintojai, jis žvėriškai supyko ir šoko riaumodamas vandenin. Mostelėjo girių karalius ragais ir kontrabandininkas upėtakis nulėkė net ant kranto. Darsyk upėn nėrė galingasis briedis ir iškėlė ant ragų sužeistą, permirkusią savo mylimąją. Nunešė ją ant kranto ir atsargiai minkšton žolytin paguldė. Eugenijau, tu išgelbėjai man gyvybę, padėkojo Izabelė. Tu pats drąsiausias ir nuostabiausias briedis visame pasaulyje. Išgirdęs tokius žodžius, Eugenijus net paraudo. Na ką tu, Izabelė, čia tik, smulkmena, sumikčiojo jis. Svarbiausia, kad tu sveika ir gyva. Sparnelį truputį skauda. Atidžiau apžiūrėjus Izabelę, Eugenijus nejuokai susirūpino. Kaip tu skrisi tokia sužalota? Juk tave gali pagauti alkana lapė ar smirdanti šeškas ir suėsti. Tau reikia pasveikti. Žinai ką? Nori, atnešiu tau mėlynių. Jie sulesusi pasijusi žvėriškai stipri ir sveika. Aš visada taip darau, nes mėlynėse yra labai daug vitamino M. Pirmąsyk girdžiu tokį keistą vitaminą, sumirksėjo Izabelė. O kur dar yra to vitamino M? Dar jo yra meilėje, kuri irgi labai gydo. Jeigu mėlynėse yra meilės vitaminų, tai būtinai parnešk, brangusis. Pavargusiu balsu sučiulbėjo Izabelė. Tai išgirdęs, Eugenijus pakėlė švelniai ragais mylimąją ir paguldė karklo drevėn, kad kartais koks šeškas ar lapė jos nesuėstų. Miegok ir sveik, Izabelė, o aš lekiu pelkin mėlynių. Nenoriu dar miegoti, geriau tau pagiedosiu, kad nepasiklystum ir mane paskui lengvai surastum, atsakė mėlynakė Izabelė. Bėk mėlyniaut. Briedis ir nulėkė kuo toliausiai pelkės, kur rinko prinokusias mėlynes ir šypsodamasis klausėsi nuo paupio ataidinčio švelnaus savo mylimosios balselio. Dieną naktį aš lakiojau ir mylėt labai svajojau, girioj briedį sutikau. Labas rytas, pasakiau, jo ragai lygi žvaigždžių, o širdis gerai jaučiu, didelė, švari, gera, tarsi rytmečio žara, didelė, švari, gera, tarsi rytmečio žara. Man giedot labai patinka,
tik briedelio labai stringa, kaip norėčiau pailsėti jo ragų gaiviam pavėsy, kaip norėčiau pailsėti jo ragų gaiviam pavėsy.